bravissimo, signore, signorissimo, pubblica italiana. Добро пожаловать, дамы и господа. Не понимали? Publika Lituana, su jumis aš, pats geriausias, gražiausias, nuoširdžiausias ir lanksčiausias jūsų miela publika Arlechino. Aplodismentai man. Kažką aš dar turėjau pasakyti. Pamiršai, Ecijos pirkli, pantalonė. Pantalonė žmona Lasinova. Sojo Kolumbina, amorės globėja. Miela publika, jūs šiandien matysite kūrybiškąją komediją pagal Lituano poeto Justinas Marcinkevičius. Grybų karas. Visą dieną nuo pat ryto grybai krito. Oi, tai vija, laimė grybų pulkaunyka. Laimė krepšiai ir kas lieka, laimė kumedėlė balta. Oi, vija, visą dieną grybai lyja. Oi, vija, oi, vija, grybai kala kalaviją. Oi, vija, oi, vija, visą dieną grybai lyja. Oi, vija, oi, vija, grybai kala kalaviją. Oi, vija. Visus priešus, piktadarius, siaubūnus ir žinoma, neapsieisime be pergalių mūšiuose. Bravo! Lepsiu į vietą! Nu, gal ir apseisim. Labas rytas, panelės, kokios gražios suknelės. Pasipuošime rinkimams, grybas mūsų likimas. Nes mes balsuosim už grybą, 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 už grybą balsuosim, visi balsuosim už grybą. Visi balsuoja už grybą. Baravyką. Prieš jus stovi Ecijos pirklys pantalonė. Dėkui, senioritos. Aš esu senas, ligotas,
bet tačiau labai, labai, labai turtingas. Ir pristatau jums pirmąjį skyrių. Paliepęs ir baravyko ginčas. Nors tave ir žmonės gyrė, bet esi netikęs vyrė. Viso miško grybų gėdai, kaip tu savo žmoną rėdai. Štai šį rytą dvi ruduokės iš manęs po krūmų juokės. Pažiūrėkit, koks sijonas, nei jis baltas, nei raudonas. Skripelaitė nemadinga. Ha, kokia aš nelaiminga. Koks tu grybų pulkaunykas, jei per dieną riogsai dykas. Eik, sakau, greičiau į karą. Karą! Karą. Ir parneš man šilko skarą. Skarą! Skarą. Ha! Ha! Ką? Taigi karą, parneš man skarą. Darbu. Tu grybas, bakaitas. Grybai! Eisime į mūšį! La Signora gražiausia iš visų grybų. Šiandien grybiškosios komedijos antroji dalis. Grybas renka kariuomenę. Grybai! Eisime į mūšį! Į mūšį, mūšį, mūšį. Ką sutiksim? Sutiksim, sutiksim, sutiksim. Ką užpulsim? Užpulsim, užpulsim, užpulsim. Ką pagausim? Pagausim. Tą prikulsim! Prikulsim. Tai bus mūšis, tai bus mūšis. Bet palaukim. Ką jis daro? Aš visai nenoriu jo karo. Man ir taip buvo godas. Godas. O be to esu pilvotas. Kaip aš diržą apsijuosiu, kaip aš eisiu, kaip dainuosiu. Man baisu, aš drebu nuo košmarų pabundu. Jei užpult, kas išdrįs, laukia tų sunkus pagalys, kuri prie lovos aš laikau. Ir bijau, nežmonos, nepaprastos piktos, jei užpult ir išdrįs visu svoriu savo
liepė, vyrui eit į karą liepė. Sako, eik į karą, mano vyrė, ir užimki visą gyrę. Būsiu girios karalienė. Aš, ponia Baravykienė. Baravykas ir paklausė. Kolumbina, inamorato globėja. Mūsų komedijoje tiek daug amorė. Tiems, kas publika ne italiana, amorė tai meilė. O nutiko taip. Ruduokė buvo įsimylėjusi baravyką. Tačiau baravykas vedė paliepę. Nuo to laiko ruduopė ir paliepė jau nebe amygos. Na, o kur aš čia baigiau? Taip. Mūsų komedijoje 3 skyrius. Tai, kas man labai nepatinka, baisusis karas. Na, žiūrėkime, kas bus toliau. Grybai į karą marš! Viens, du, viens, du, viens, du, viens, du, viens, du, viens, du, ho, ho! Grybai, šiandien pulsime dešinį falangą. Pulsime dešinį falangą Grybai! Dešinė pusė žiūrovų yra čia. Lankus ir strėles į ten. Ar priešas matosi? Ne. Grybai, kariauti keliausime kitur. Viens, du, viens, du, viens, du, viens, du, viens, du, viens, du, ho, ho. Grybai, šiandien pulsime kairį falangą. Kai šturmuosim kairį falangą, Grybai, būne grybai, šungrybiai jūs. Kairė pusė žiūrovų yra čia. Patar rankas už tai. Sit. Ar priešas matosi? Ne. Nėra priešų. Nėra karo. Nėra karo. Nėra priešų. Nėra valdžios. Nėra skaros. Grybai! Žinot ką? Kariausime vienas su kitu! Ir hoja! 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 Bet palauk. Ką jis daro? Koks jis grybų pulkaunykas? Koks? Koks skirtumas? Jei nežinau net kur karas. Bet aš jūsų lepšis. Žinau, kur karas. Puri, paskui mane.
Grybai, palaukit manęs! Nėra karo. Nėra žmonos. Nėra skaros. Žinkinės. Nėra valdžios. Publika Lituana, su jumis buvau aš, jūsų gražiausias, mieliausias, nuoširdžiausias ir be abejo liekniausias jūsų miela publika Arlekino. Paplokit man. Ir palauk, jūs matėt šiandien gyvybiškąją komediją ir jums vaidino Ėcis pirklys, pantalonė. tai Gedas Kvedaras. Pantalonė žmona. Julija Sabulytė. Kolumbina, amorės globėja. Dovilė Skripkauskaitė.